Šiandien turiu naujosius Google Pixel 8 Pro telefonus. Google pažadėjo ilgesnį 7 metų operacinės įrangos palaikymą, tad išpakuokime naująjį Google Pixel 8 Pro ir įvertinkime, ar tai yra tas įrenginys, su kuriuo norėsite praleisti 7 metus. Telefonas atkeliauja dėžėje kartu su USB-C įkrovimui ir duomenų perdavimui skirtu laidu, USB Type-A į USB Type-C adapteriu, dokumentacijomis ir SIM kortelės įjungimo įrankiu. Iškart telefono dizainas, jis yra unikalus. Taip, jis nėra naujas, minimaliai pakeitęs nuo praeitų metų, tačiau čia yra jau skonio reikalas. Pixel atkeliauja aliuminiu bei stikliniu korpusu. Telefonai taip pat palaiko tvarumą ir yra pagaminti iš bent 18% perdirbtų medžiagų, įskaitant aliuminį ir plastiką. 6,7 colių OLED ekranų įstrižainė šį kartą nėra suapvalinta, kaip buvo anksčiau. Šių metų modeliai atkeliauja su 120 Hz OLED ekranu, naujoju Google Tensor G3 procesoriumi, 12 GB RAM, vidinė atmintimi nuo 128 GB iki 1 TB, netgi 5 kameromis, 50 megapikselių pagrindinė, 48 megapikselių ultrawide, 48 megapikselių 5x telefoto, 10,5 megapikselių selfie kamera. Modelis taip pat palaiko 5G ryšį, Wi-Fi 7 bei Bluetooth 5.3. Telefonas užtikrina IP68 atsparumą dulkėmis ir vandeniui, o tai maždaug atitiktų 30 minučių buvimo po vandeniu 1,5 metrų gylyje. Unikalumas, kuo pasižymi šitas įrenginys ir išsiskiria iš kitų, nepaisant jo neįprasto dizaino, yra viduje besislepiantis dirbtinis intelektas. Nuotraukų koregavime anksčiau buvęs Magic Eraser buvo atnaujintas į Magic Editor. Jo pagalba galima ne tik ištrinti objektus iš nuotraukų, bet juos ir pakeisti kitais. Pavyzdžiui, pakeisti žmonių veidus iš anksčiau padarytų nuotraukų, sukurti tobulą grupinę nuotrauką, pasirinkant geriausius kadrus ir juos sujungiant į vieną. Ir daug daugiau. Su nauja audio Magic Eraser funkcija, dirbtinis intelektas išanalizuos video medžiagą, padalins jos garso takelius į atskirus sluoksnius ir leis koreguoti pašalinių garsų garsumą ar jį visiškai pašalinti. Ateityje yra numatoma funkcija, kuri su dirbtinio intelekto pagalba leis išryškinti nuotraukas ar jas padidinti, bei naktinio matymo funkcija bus pritaikyta ir video filmavime. Kamera išties yra viena kokybiškiausių mobiliuose įrenginiuose lig šiol. Telefono nugarėlėje ties kamera yra termometro sensorius. Testavimai jis nebuvo labai tikslus, turėjo apie pusės laipsnio skirtumą. Nesu tiksliai tikras, kam ši funkcija yra naudinga, bet ji tiesiog yra. Baterijos talpa taipogi pagerėjo lyginant su Pixel 7. 5050 mAh baterijos užteks naudojantis įrenginiu bent 10 valandų. Jau minėtas operacinės sistemos palaikymas 7 metus užtikrins sklandų įrenginio veikimą ir naujų įrenginio funkcijų papildymą, bet ir duomenų saugumą metams į priekį. Gorilla Glass dengtas stiklas bei aliuminis korpusas kartu su IP68 taip pat tiesia ranką dėl įrenginio ilgaamžiškumo pažado išlaikymo. Labai trumpai apie šį įrenginį būtų tiek. Ar tai įrenginys, su kuriuo norėsite būti 7 metus, spręsti jums? Jeigu nusprendėte, kad taip, Pixel įrenginius galite įsigyti pas mus puslapyje bigbox.lt ir iki greito.